labas rytas. Ankstyvas rytas. Ir aš prie ežerėlio. Tikslas yra dugninė meškerė, metod feederis ir plūdinė. Bandysiu pasijaukinti kampelį, nesenai tik tai pradėjo brėkšti. Tai pasijaukinsim peletėmis ir bandysim kabuoliukais pagauti lyną. Turiu ir slieką, dzekelį, ten plūdės uždėsiu. Žiūrėsim, ar pavyks čia kažką. Žuvytės lyg tai šokinėja, lengvas vėjelis toks. Na, žiūrėsim. Vieta tokia, sakau, dideliukas, ramybė. Žuvis kažkokias bando šokinėti. Matysim, kas čia bus. Taigi, dabar ką darom, tai susirenku greitai stovą meškerėms. Garsiai nekalbu, kad neišbaidyt žuvies. Susirenku stovą, susimaišom peletės, metam metoduką ir laukiam kibimo. Meškerės, kaip matot, pasirašiau. Žvejosiu dviem skirtingom šėryklom. Viena guldys ant žolių, speciali tokia šėryklėlė, 15 gramų, kuri lėtai gražiai nuskęsta. Ir tai galima, kur dumblėja tas dugnas leisti, ir labai švelniai atsistoja. Su kita biškį toliau mesiu, tai 40 gramų tokia, tai su ja bus metimas tolimesnis. Ir dar vienas bus jau mano rankų gamybos, būtent toks. Pakelsim, čia bus 2 pavadėliai, tokia karšinė sistema, bet kas ten žino. Vienas kabliukas bus aukščiau, kitas žemiau. Pavadėliai visur vienodi susirišau, metodukui skirtus. Tai va, kad matytumėt, su adatėlė, 10 numerio kabliukas nedidelis, pintovalo pavadėlis. Buvo dar susirišęs iš fluorkarbono, bet liko namuose. Taip, ruoškimės dabar greit peletikės. Pasirinkau va tokias nedidelės mini peletikės su džiūvėsėliais iš karto. Tai papildomai nereiks pirkti džiūvėsėlių. Ir tam, kad jas paruošti, yra toks specialus, va, tokia dėžutė. Labai faina, kaip čia reikia viską daryti. Čia prisipilsim vandenuko. Parodysiu, kaip ruošiamas peletės. Atsikirpam pelečių. Viso maišo galite nedaryti, pasidaryti tam tikrą kiekį. Sakoma, šiek tiek. Štai. Ir pilam į šitą juodą indelį. O, kad ir pusę maišeliuko. Kitą pusę mes užsipakuojam ir pasidedam. Turim va tokį pasiruošę ruošinėlį. Dabar į čia prisipilsim vandens. Tai jau savo vandenuko jau pasisėmiau kibiriukų. Pasimsim arčiau.
Prisipilsim vandens. Ir mums ką reikia padaryti, tai pamerkti tam tikrą laiką peletės į vandenį. Toj nusimsim laiką, nes reikia, kad būtų būtent 30 sekundžių. Šitos peletės yra jau, kaip sakoma, laikas atskaičiuotas, kiek būtent laiko reikės laikyti vandenyje. Tai žiūrėkit, starom chronometriuką, merkiam į vandenį, arba paleisti. Užsidengiam dangčiuką, kaip aš sakau, ir biški praplakam ir laikom lygiai 30 sekundžių. Jos per tas 30 sekundžių pilnumoj subrinksta. Laukiam. 9:30. Opa. Ir viskas. Pakeliam. Ir mūsų peletės yra paruoštos naudojimui. Dabar vandenį šitą išpilam. Mums nereikalingi. Viskas. Turime pasigaminę peletikės. Mes dar susipėlau taip atgal. Taip. Viskas, mes viską pasiruošę. Bandysiu būtinai pieno rūgštį. Tai bus vienas. Tada pabandysim vieną tirpstantį turbūt. Oi, spalvotą tokį. Ar be braškinį. O, braškinį. Nu. Ir dar galim mango. Viskas. Pradėsim. Įmam builiuką. Užsidedam jį ant adatėlės. Va. Opa. Kaip gražiai. Liuksas. Ką mums reikia daryti toliau? Pasiruošim česnakinį gelį. Peletės labai fainai subrinkia. Dedam builiuką. Va. Tada beriam peletikių. Ir sekantis, ką mes darom, dedam šėryklą. Štai taip. Ir ją užspaudžiam. Gerai apspaudžiam. Štai. Atsidarom. Ir paruoštas metimui. Yra builiukas va čia. Čia šėryklėlė, ant dugno nusileis. Po biškį pabersėukas. Ir šalia bus masaliukas. Ir dar užpilam česnakėliaus gėlio. Šiek tiek. Kad skleistų česnako kvapą. Česnakas patinka linam. O. Viskas, vieną pasiruošę esam. Peletės šios būtent, žiūrėkit. Lipnumas jau pats tas toks, koks turi būti. Nei per byrios, nei, kaip sako, per mažai lipsnios. Yra idealiai. Tas 30 sekundžių. Šitas dėsiu peletės ir į šėryklą, į arbūzą. Jos irgi tinka. Galima ne būtent jau dėti. Būtent į,
kaip sakoma, metoduką. Kadangi šėryklos dviejų skirtingų dydžių, tai vadinami moldai, kur dedam būtent peletės, irgi yra dviejų skirtingų dydžių. Kas man patinka, kad jie yra plasmasiniai, ne guminiai. Ir būtent, kaip matėt, tokie yra įdomus, atsidaro. Tas atidarimas yra labai fainas dalykas. Ir paaiškinsiu, kodėl. Pabandysim skirtingų formų boiliukus dėti, vieną apvalų, kitą pailgą, kaip pavyzdys. Kartais ta forma padeda. Tai susimesiu metodą, paskui dar užsimesiu ir plaudę. Galėjau dar šiek tiek anksčiau atvažiuoti. Atvažiavau apie 5, kol susimesiu, bus po 5. Šiek tiek gal vėloko, bet yra kaip yra. Pasiruošiam dar vieną. Vėlgi užsidarom moldą. Dedam masaliuką. Labai sakau lengva. Beriam peletėlių. Pilna prisiberiam. Kiek telpa. Iki pat viršaus kaupino. Na ir dedam šėryklą. Ir vėlgi taip pačiai apspaudžiam. Stipriai, kad gerai laikytasi. Faina, gražus rytas. Ir va kas tas fainumas, kai aš sakau, atidarimo apsispaudėm. Atsidarėm ir žiūrėkit, viskas paruošta, ko puikiausiai. Kai guminis būna, šio reikia krapštyti. Man realiai va tokie atidarymai patogesni. Ir ant šito, ant vieno pylėm česnako, ant šito pilsim, turim dabar žiūriu mango, braškę. Gerai, ant šito pilsim tokį smirdalą. Prieš tai va česnakiuką dėjau. O čia pilsim tokį smirdaliuką, kitokį biškį. Įsivaizduoju, čia kažkoks aktopus. Lydai turėtų patikti. Ir mesim 2 pirmas meškeres. Vieną prie, kaip sakiau, nedryčių netoli, o kitą toliau šiek tiek. Apsižiūrim, ar nėra klipsų, ar viskas tvarkingai. Ir atliksim pirmą metimiuką. Viena meškerytė užmesta. Liuks. Mesim antrą. 2 meškerės užmestas. Vieną čia arčiau mečiau, kitą toliau. Palaikysiu. Po 10-15 minučių, jeigu ne, permetinėsiu. Dabar pasiruošim paskutinę meškerę. Tai yra arbūza vadinama. Įmėsiu vatnais. Tarp žolių čia pabandysiu. Ateis, čia ateis kas ar neteis. Jau kaip sakoma, žvejo sėkmė parodys. Ar yra pas man šiandien ta sėkmė ar ne? Taip. Boiliukai dabar. Pavadėlius va irgi pasidariau. Sakau, iš pinto valo.
Gamelės va užsidėjau. Bandysim čia kitokį bailiuką. Žiūrėsim. Kai ežeras, čia pirmą kartą gaudavau su dugny, žiemą kažkada buvau čia atvaręs. Bandžiau lydeką pagauti, bet nesėkmingai. Kibimas vienas buvo. Tai kaip čia su baltaka žuvim, neįsivaizduoju. Tai va viskas tvarkysim, dėsim mažiuką bailiuką. Toks mini va yra. 8 mm. Kabliukai, jeigu kam įdomu, 10 dydžio. Būtent skirti bailiukam 8-12 numerio. Tie kabliukai labai gerą balansą padaro. O pavadėliai padaryti. O. Teisingai viskas. Na ir šitą šėryklą mes dėsim tiesiog. Paimsim saulytę peletėlių. Ir jau čia prispausim. Taip irgi galima daryti. Jos irgi puikiai dirbs ir išbyrės iš šėryklos ir taip vilios žuvį. Va. Apsispaudžiam ir mesim. Įdomu, ką nors priviliuosim ar ne. Taip, šitam irgi ant šėryklos marmaliuko, kaip aš vadinu. Kas faina, jeigu atitaikai gelį, kuris veikia, tai paskui tiesiai ant pelėčių užpili, dangtį uždėti, pramakaluoji, praplaki ir pasiruoši pelėtės jau iš karto su kvapu. Štai. Nu, dar viena miškeris keliaus į vandenį. Čia bandysim šičia kažkur netoli. O. Nu, išsimėčiau taip, galima sakyti, pakankamai plačiai. Lauksim dabar kibimo. Dagdėje sulauksim kažko. Šiandien yra darbo diena, pasakysiu. Tai laiko turiu iki darbo pradžios. 9 čia manis nei kvapo neturi būti. Kaip aš sakau. Tai gerai, kiek mes čia turim laiko, kol susimečiau. O 5:30. Tai 5:30, tai va, 6:30, 7:30, 8:30. 3,5 valandos turi žvejybos. Ir čia turi man nebebūti. Toks karpis nupieštas. Matysim, ar užkips šitas karpis. Gal užkips. Tiek pasiruošę, jeigu nesinaudosim. Tai nesinaudosim, bet turėtumėm sunaudoti. Per metimus darysim kas 15 minučių, kas 10-15. Tai va, be 20 traukiam, permetam. Ir tai bandysim. Tuo, ko lauksiu. Plaudę pasiruošiau. Užsimesim ant slėkelio. Gal ant slėkelio norės. Kartais būna ir taip. Kad slėkelis labiau vilioja. Žuvys tai šakinėja. Tai ten. Tik duodas jos čia.
O, kažkas domisi. Girdėjot patys. Prie nendrių tolimas metimas ten buvo. Kas su metodu smagu, kad dažniausiai žuvis jinai užsikerta pati. Tiesiog trumpas pavadėlis įryja, makt ir užsikerta. Tai realiai metodą gaudant nebūtina tie signalizatoriai, galima rangalų nežiūrėti, bet galima ir su signalizatoriais. O, žiūrėkit, ant visų meškerių kažkoks judesys. Reiškiasi, prisistatė prie jauko žuvis, kažkas jau judina. Šitą užmestą prie pat. Yra būdų sujudinti metodai. Grinai metodinės šeriklėlės. Kas liečia, kur užmečiau arbūzą vadinamą, ten yra mybė. Nu, pažiūrėsim, kaip čia suplūdė reikalai ir svarelio užtenka. O, pats tas. Labai gražiai stovi. Kad susidomėjo kažkas, tai ir smagu. Patampė į vieną ir kitą, bet neužkybo. Gerai, atsimatuosim giliam plūnę. Dugnas. Plūdės lėkiuką irgi palei dugniuką paleisim. Gal užkips kas. Naują įsigijau rinkinuką plūdelas. Reikėjo 5000, ne? Kas faina, kad radau meškerytę smagią ir sprendimą. Kas mėgsta gaudyti ant mailiaus, vat yra tokie segtukai, kur gumytė pati mažiausia. Tad reiškiasi, kad tai reiškia, kad jūsų meškerės žiedeliai gali būti labai nedideli ir per žiedelius puikiai praslys. Tai čia žiauriai geras sprendimas. Gumiukas yra šitas esas. Išvaizduojat, mažas. Ir va jisai puikiai stovi ant valo su būtent va šito segtuko, skirto specialiai plūdei pagalba. Tai va, irgi atkreipti dėmesį galima į šį dalyką. Nu ką, bandom kabint slieką. Turiu sliekelių nusipirkęs. Pamės palei žolės. Gal koks lynas susimanė slieko. Bus matyt. Suviniuosim tokią rinkę, kaip sakoma. Sliekas, vis tiek masalas. Natūraliausias, kaip sakoma. Aišku, kodėl, pavyzdžiui, vasarą visi gaudom mes ant šitų, būtent ant bailiuko. Ne šiaip, kad ten, aišku, rankų nestėliuoju viską, bet vienas dalykas, tu apsisaugai nuo smulkmės. O, koks gražus lekeliukas. Ir metimas.
Nu kaip pas mus sugilintoje vietoje. O, iškart plūdė yra atnešama iš šono. Kažkas iškart kybo beskęstant. Tai va, apie ką kalba apie gyvą masalą, kad tiesiog mailius neduoda nuskęsti masalui arba kad prie jo priplauktų didelės žuvis, jį beskęstant jau sukapoja. Dabar va, kol užmečiau, jau buvo 3 kibimai. Na, suprantat mintį, ką noriu pasakyti. O kaip apkaponėt sliekus. Pataisysim, dar mesim. Vidurinė meškerė, galų nepalinksėjo, reiškia kažkas domisi masaliukais, bet boiliuko neįryja. Tai plūdę paliksim čia. Apsivyniojus kęstantį valą, fainas dalykas, kad jisai užmetė ir va, nuskęstat, jo neveikia banga. Irgi geras reikalas. O ką, sliekai ant dugno. Lauksim čia dabar. Gal čia lynas ateis. Pirštai kokie purvini. Nuo sliekų. Tam vandeniukas paruoštas. Viskas, rankų švaras. Plūdė užmesta. Dugninės užmestas. Ant 2 dugninių buvo jau patampimai. Tai turbūt kapoja peletytės. Aplinkui trinasi. Į valą gal atsitrenkė. Ir buvo pajudinimai. Tai jau. Bet kažkokio rimtesnio kibimo neturėjau. Matysim, kaip čia tas rytas, ką čia mūsų parodys. Sakau, prašvyto šiandien po 4 atvažiavau, kol susiruošiau. Taip atrodo, tata, peletytės tas anas. Tai kol pavadėlį susidėjau, valandžikė ir suvalgė. Paskui kol susimetė. Nekatoj. Tas, kur judino, jeigu dar nieko, permesim. Tegu taškas įsidirba, pasibarstys pelečių aplinkui. Aš kažkas ir užkips. Geras rytas, ne? Prieš darbą. O kogi ne? Ko neišliek prieš darbą, kebra? Smagu. Tai va, kaip matėt, viską parodžiau, kaip kas darosi, tikrai paprasta. Su to metodu gaudyti stebuklo nėra. Užsimetė į savo ramiai ir sėdi. Ar žuvis ateis, tai čia kitas reikalas. Bet padarėm viską teisingai. Tai dabar belieka tik tai laukti. Uždėjau baltus bailiukus. Šio dugnas toks tamsus. Sakau, kad išsiskirtų. Ir matėt, skirtingų šėryklų pridėjau. Kodėl skirtingos dabar tos metodinės šėryklos? Vieną užsidėjau 40 gramų, kad toliau nusimeščiau palei nendrės. Kitą lengvesnį užsidėjau, kad numečiau ant žolių juostos, nes jinai atsistoja ant žolių juostos. Labai smagi tokia šėrykla sukurta, kad jinai kai skęsta, jinai taip skęsta, planiruojančiai gražiai nugula ant dugniuko. Ką tai duoda, kad jinai neįlenda į žolės ir ant paviršių sėdi. Ta žuvis ateina, gali rasti. Tokia mintis šios šėryklos. Kita šėrykla, numečiau. Jau ten giliau, tai matomai ten viskas bus gerai. Ir sekantis variantas, tai yra, kurį
kuri kaip tik dabar kalė. Nu ir matėt patys, kibimas buvo, bet panašu, kad neužsikirto. Tarp buziukų uždėjau kitokius bailiukus. Nu, uždedam atgal mūsų. Šiaip kalė neblogai, bet reiškia, ne, o galų nejuda dar. Nu, kasgi čia tokia? Nu, žolės. Brač. Tik iš pradžių dar kažkas buvo. Nu ką, turim pirmus kibimus. Dabar ne faktas ant ko. Nu, žolių tai nemažai. Va, matot, pelėtės beveik visos išbyrėja. Ir apvalgytas mažiukas bailiukas, žiūrėkit. O, geras. O kas ant viršutinio? Viršutinis ne. Nu, gerai, dedam dar pelėtyčių ir metam. Sakau, ko fainos pelėtės, kad jas galima drąsiai įdėti ir į tokias šėryklas. Nebūtinai į metodą. Tokia paskirtis įdomi. Pelėtės jos tokios proteininės, reiškia žuvinės yra. Na, čia pyliau būtent gelį. Ir gelis buvo česnakas. Bandom toliau. Kačių česnakas. Tai matai, neužsikirto. Nu, bet kibimas smagus buvo. Mečiau ten palei giliau šiek tiek ir palei žolytės. Realiai kartosime metimą tokį patį. Nieko naujo neišradinėsim. O štai čia. Palei žolės. Kai kirto brač. Ji neužsikirto. Nieko. Svarbu, kažkas kimba. Domisi. Jeigu domisi, tai gerai. Taigi, viskas darysim pirmus permetimus. Pirmas šitą metodinę. O metodas, pavyzdžiui, žolės neužsikabina, nes jis atsigula gražiai. Reiškiasi, su juo labai faina. Gali ir tarp tų žolių gaudyti. Daug viskas paprasčiau. Nu, gerai. Čia kažkas pačiupinėjo. O bračplūdės nėra, kol iššnekėjom. Kur mano plūdė? O kažkas yra. Pirmas žuvis. Ką tu. Ešerys. Baiselinio dydžio, kai aš sakau. Du sliekus prarijo. O džulikas. Gerai. Leisim čia mes su juos įsitvarkysim po to. Pas dabar metodiuką persimetam. Svarbiausia, kaip sakoma, dalyką. O po to žiūrėsim. Gerai. Daug kas klausia, ar būtina masalą va čia va įdėti. Galit šiaip ir nedėti. Galit palaidą mesti. Nieko čia baisaus neatsitiks. Tiesiog kaip įdedam va šitaip. Nu, kaip pavyzdys. Tai jis nuskrenda ir nesimakaluoja.
ir mažesnė galimybė, kad jums kažkas užsipins. Bet drąsiai šiaip gali dėti ir nedėti jo. Ten blogiau tikrai kažko labai jau nebus. Nu ką, prisidedam. Opt, apspaudžiam. Nu, atidarom, pažiūrėkime. Ir nuostabiai. Tikrai va tokios atidaromos šitos Kroluso firmos moldai vadinami. Žiauriai patogu. Nerealiai patogu. Gerai, česnakiuko. Tegu biškį va išsigers. Ką tas gelis duoda, jis tokį debesį duoda. Paskui biškį paparodys. Įleisim. Nu. Ir metimas. Čia kur gaudau yra 3 metrai gylio. 2,5, 3,5. Toks čia gylis yra. Toks lynai, kaip sakoma, geras gylis. Nu ir paskutinę permetam meškerytę. Čia didelį bailį uždėjau, bet dabar klausimas. Ar jau nereiktų pakeisti ant mažesnio? Bailiukai šitie plaukiantis. Tai yra esmė, kad pabandom gal vieną. Kokią braškę uždėsim. Gal ne braškė. Ką mes dar čia turim galvoje? Turim mango. Galim pabandyti. Gal ir mango. Nu ką, palaikysim. Šokoladas su mango. Palaikysim, nekipskytą dėsim. Bailiukai yra plaukiantis. Tai ką aš noriu tai pasakyti, kad kai jūs užmetat, pasiruošim, ne? Kai jūs užmetat nu, šitą su šeriklyte sistemą, tai esmė, kad peletytės apibyra, o bailiukas pakyla. Ir jisai pakilęs vilioja žuvį. Ir žuvis aplinkui masą, jauką jau suranda. O tas pakilęs bailiukas yra jos, kaip sakoma, jau toks taškas valgymo išskirtinis, nes jis pakilęs. Įsispaudžiam. Metodinė yra gan švari žuklė. Nu, pasižiūrėkit, kas pasakys, kad yra negerai daroma šito. Nerealiai man patiko. Iš pradžių taip galvojau, kaip čia bus. Bet kaip gražiai viskas. Ir apsispaudžia. Ir viską. Čia mes pilsim kitą. Oktopus gėlį. Šiaip česnakinio boilio gaila, kad nepasiėmiau. Šiaip galvojau, kad aš pasiėmiau jį, pasirodo nepasiėmiau. Tai va. Ką, mėsim dar vieną. Dar ką norėjau pasakyti, šitos metodinės su sparniukais, būtent
Ir su tokiu va, pailgu daiktu šėryklos labai taikliai metasi, labai taikliai skrenda. Tai galite atkreipti dėmesį, kad kas darot tolimus metimus ir reikia jums taiklumo. Tai aš manau pačias geriausias šėryklas, kas tik yra sukurta metodai. Ne ta, kur paprasta, būtent su šitais perniukais. Jos labai gerai skrenda. Ką per metimą atlikti, eisime šėriuką, kabinsi paleisim. Slieku vagis, sakau mano. Ką dėsim naują slieką ir mesim dar. Gal šį kartą bus užkipsnės sliekų vagis. O lynas. Tas ir yra su gyvais, kad neleidžia mažas žuvytės, kurios irgi alkanos, daeiti lynų iki dideliai žuvė lynų ir karšiai. Šitame ežere yra į to. Nu, aš šį rytą praleisiu prie šito ežero, jeigu ką, kitą rytą bandysiu prie kito. Gal kokį vakarą reiks pavakaruoti kažkur. Nes sliekais visas įsterliavo iš karto. Aišku, yra tam vandens, bet vis tiek visas rankos parvenas, kaip sakoma. Gerai. Gal sakiau, kurį rytą nuvaryt su plūdėm iš valties, kur nors pasišėrt, pasėdėt. Irgi įdomi žuklė. Iškart gal matysiu, kai kimba. Kai atsisakau, nes buvo kibimas adagnys, atsisakau, žiūrėjau, nebėra plūdės, matai. Ant dešinės meškerės galūnė juda, tai jau reiškia prisistatė kažkas prie jauko, kažkas jau daužo. O suplūdė, tai galiu pasakyti, žvejyba. O, jau vėl nuskendo. Jau tempia. Nu, vieną žodžią užmetė. Ir va. Išlieka nėr. Taip. Kaip ir nebelabai įmanoma, tai turbūt gaunasi. Jeigu atvirai. Ant dugno paleidžiu, bet nespėja net nuskesti iki dugno. Ir sliekas nudaužytas. Turiu dar dzikų. Gal dziką pabandyti privert, daug dziko. Kartais. Tų dzikų taip ir nespėja nudaužyti, reiks pabandyti. Nes ant slieko užmeta plūdės kesta, tai turbūt ešeriukai yra ar kažkas. Iškart sukapuoja. Ne, mums ešeriukų nereikia. Mums reikia didesnės žuvies. Aišku, atvariau čia toks va be šėrimo, nu, kaip sakyt, reiktų pasišerti iš vakaro, pabandyti. Užsimest plotą. Ne, va, suplūdė neįmanoma, tik užmečiau, va, jau jinai, nu, vieną žodžią.
Aišku, tarp tų tokių kibimų gali ir didelę žuvis iškibti, nieko nesakau. O. Du sliekus, pažiūrėkit. Plakis. Taip, jeigu gaudyt, grynai ant plūdės, tai čia galim prigaudyti nemažai. Kaip sakoma, pusryčiam žuveliokų gali privaryti. Kai rankutėse plauti, plakis snargliuotas bus, paskui jūs rūbai snargliuoti. Kažkas čiupina tą dešinę, iš galūnės matosi. Bet tik tiek ir čiupina. Užsimėsim biškį arčiau. Ne, čia žinokit, va, tik užmetė jau tempė. Kibimus nerealus. Ten dugninės, pavyzdžiui. Ant dugninės, jeigu įsidėtum gyvą masalą, žvejyba praktiškai neįmanoma. Jis būtų smulkmė daužytų ir daužytų. Suplūdė važais gali. Galvau, gal netampis smulkmė, bet kad čia žiūriu. Ką aš galvojau, tai čia kam neįdomu. Kad realiai, va, tik nuskęsta, neatskęstant jau kimba iš karto. O dugną pasiekė. O, jie iš karto. Važiuojam. Gaila, kokio kukurūzo nepasiėmiau. Na, pažiūrėkit. Užpuolikai. Sakau. Jau kas tai jų tai čia. Turbūt 1000. Ir dar daugiau. Plūdės neįmanoma realiai žuvauti. Bandysiu išdėti ziką, bet kad ar tai kas nors tai pakeis kažkas, nemanau. O, jau vėl kimba. Nu jau. O, šeriokas. Sakau, čia kibimas po kibimo, kas liečia plūdę. Pradedi galvoti, ar mesti, jau gal nebemesti. Tiesiog, kad įdomu. Tiesiog, kad įdomu dėl sportinio intereso. Iš karto užmetė ir neria plūdė. Ir yra. Nu. Kitokių ešerių tai gali privaryti tikrai. Nu, tokie kotiki keptinukai patys tie. Nu, jau kad ir jai, tai ir jai. Atidavo kabliuką gražiai. Skurėlė, sakau, belikus ant kabliuką vis tiek. Mak tik tai užmetė, jau žiek tempė. Kas čia dabar išsisuko? Nežinau, kokį lyną, tai tikrai kukurūzą reikia nusipirkti, jeigu suplūdė bandyti, nes nelabai įmanoma čia kažką didesnio išlaukti.
Arba ant mailiaus varyt šerių, kokių reiks pabandyti gal. Kaip variantas. Ko kibimo laukiam. Ne faktas, kad sulaukt parodysiu plūdėj tą, kur minėjau, būtent slankėt prie ko priskirti, kad galėtų keisti tokį segtuką. Tai va, yra specialiai sukurtas Brashelis Safety Snapas vadinasi. Čia būtent plūdėm. Jis labai vaikščia gerai per valą. Ir jam užtenka būtent S dydžio mažiuko gumiuko. Ką tai duoda plūdėj, kad gali būti itin mažiukai žiedeliukai ir puikiai užsifiksuos. Tai bus galima gaudyti ir 6 metras, ir 8 metras, nes jisai labai gerai išeis per žiedelius. Dabar mintis dar irgi, sakau, laukiu čia prie kranto lyno, kurio neįmanoma sulaukti, iškart nukapoja šeriukai. Pabandys giliau užmesti. Tai va, atkreipkite dėmesį, kad va būtent šitie segtukai, kaina jų tikrai nėra didelė, bet jis išgelbės labai nuo rimtų problemų, nes tikrai yra pas ką maži žiedeliai, yra bėda, kad negali pasidaryti normalaus gylio arba metant stringa, kada yra suplūdė. Tai nusiperkam net dar yra ir XS-as, iš vis mažutis. Aš čia turiu jų visokių, iš vis mažutis gumiukas, bet nepabandžiau. Gal ir XS-as čia nepraeitų. Tai apskritai mažylis gaunasi gumiukas. O ant valo laikosi labai gerai. Tai va. Nesvarbu, kad jis mažas, bet ant pačio valo laikosi itin gerai. Labai kokybiški gumiukai šitie. Tai va, tokie va pastebėjimai. Švinelių dar turiu kalibruotų čia visokių. Dar yra vienas smagus reikalas. Galit naudoti va tokį, kaip sakoma, plūdį slankiojat daiktą. Su juo, o kitoj pusėje, neparodyta, kur čia buvo. Ant jo galima kilputę užmesti ir plūdę galima pasidaryti ir slankinčią, ir neslankinčią. Tai irgi fainas reikalas, kada norim fiksuotas plūdės, tam tikrais atvejais. Nu, pavyzdžiui, nusistatėm gilį, norim fiksuotas plūdės. Tai naudot va tokį. Irgi geras reikaliukas. Tai va. Tokie pastebėjimai, kurie padeda žuklėse. Čia dar fainas dalykas. Kas nenorit patys ryžtis, būtent plauko sistemos. Tai čia labai geras variantas, kada reikia naudoti, pavyzdžiui, gaudot tik tai su kabliuku, su gyvu masalu. Bet va, įsimanėt įsidėti builiuką. Tam, kad nerišt nieko nekeist, va šitą veriam per kabliuką ir ant jo builiuką. Viskas. Čia yra komplekte kemrikiukas, jo biškį atsikerpam, užsidedam ant kabliuko kemrikėlį ir vat būtent šitą užsiveriam. Netgi galite ant plūdės builiuką užsidėti, be jokių problemų. Tai va, irgi fainas dalykas, jeigu norim universalumo. Plius dar vienas geras reikalas, kad būtent nuo šios plasmasinės adatėlės, kur yra tirpsantis builiukai, daug ilgiau išsilaiko negu ant adatėlės, nes adatėlė metalinė yra labai plonytė. Ir builiukas ten po 20 minučių, aišku, jeigu dažnai permetat, tai viskas ok. Po 20 kokių minučių jis tiesiog nutirpsta ir nučiažia. O ant šitos laikosi valandą. Tai irgi atkreipdėmės. Reikėtų. Ką, bandom sutraukti plūdę. Darysim permetimą giliau. O kas liečia dugninės irgi toj permėsim. Patampė ant kelių, bet nieko rimčiau. Taip, dabar pažiūrėkim, kasgi daro su to gėlio. Kad būtų įdomu, įlašinus į vandenį. Jūs matot,
pradeda skleisti tokius debesį. Tokie dūmai gaunasi. Būrė platėja. Va tai filioja žuvį. Skvapas pasklinda. Palei dugną taip. O. Tas debesys vis platėja. Kol visiškai jisai išbrinksta. Nu, va taip filioja žuvį. Tai vosgi nepamiršau, kol kibimo laukiam, paskelbsiu jums konkursėlį, turiu jums dovanų. Tai man 5 minutės liko iki permetimo. Tai va. Kol tos 5 minutės einagi, sakau, reikia jums paskelbti konkursą. Mano rankose, kaip matosi, yra kraluso kepuraitė ir boiliukų rinkinukas. Taigi, visi, kurie norite laimėti šį komplektėlį ir kepuraitę ir boiliukų rinkinuką, galite sudalyvauti konkurse. Konkurse sudalyvauti labai paprasta. Jums tai reikia rašyti žodį kraluso ir visi, kurie parašot komentarę žodį kraluso, ar ten su sakiniu, ar tiesiog vieną žodį, dalyvaujat konkurse. Ir jau kitame filme bus ištrauktas nugalėtojas burtų kelių, kas laimės šios prizelius. Taigi, kad būtų linksmiau, kaip sakoma visiems, ir jau ir man, dalyvaukit, laukiu visų dalyvaujančių. Ir sekančiam filme ištrauksiu nugalėtoją. Tikrai smagia kepuraitė ir geri boiliukai. Tavo, kaip sakoma, priziukų visą laiką jums paruošiu kažkokių. Net ir parduotuvę važiuodamas apsipirkt, sakau, turit hebrai ką nors, duokit kepurę, dar kažką. Aišku, ne visi duoda, vieni sako, jo, tuoj kaip duosim. Tai nespės ko įdės. Bet yra tikrai fainų parduotuvių, kur tikrai duoda konkursam, kad būtų galima padovanoti jums ką nors mielo noro. Tus visokius smulkenėlių. Kodėlgi ne? Daug, sakau, smagiau yra. Kiti, kas neduoda, tai tenka man nupirkti iš savo kišenės jums. O ką, negi gaila. Faina. Plūdę permečiau giliau. Kol kas kibimo jokio. Smulkmė buvo arčiau. Gal čia sulauksiu lyno vis dėlto. Na, pažiūrėkit po 3 minučių, kas atsitiko. Visiškai išplito po dugnelį. Tai keli lašiukai. Gėlio. Ant plūdės turiu kibimo. Nuo dugno kažkas iš lėto bando vest. Nu, matyt. Kas ten toks? Truk, taip lėtai. Na ir paliko. Patempė savo iš lėto ir taip gražiai buvo pradėję vest. Galvau, gal kažkas rimtesnio jau. Bet va tuo ir pasibaigė rimtumas. Rimčiau šiandien nieko man plūdės nesgauna. Raudė, tuoj visus žuvis pagausiu. Plakį pagavau, raudė, šeriukų. Kokia pikta. Nu gerai, pabandykim uždėti dzikų. Gal ant dzikų taip nenudaužys. Matyt. Kartais dzikas išgelbė, bet nemanau, kad čia kažką išgelbės, bus dar baisiau turbūt. Atrodo, sliekų priverė.
Trečio numerio 2. Tai baisus kasnis. Nieko. Raudytė tokia mažutėlė. Kala savo, be jokių problemų. Tos sliekus, sako, tik duok mums tos sliekų. O, kuokštas dzikų. Matysim, kaip šis susikais bus. Gal tikrai pagelbės, nors kažkaip abejoju. Kažkaip aš to labai abejoju. Ar man tie dzikai pagelbės. Realiai skau nespėja nusileisti. Tik nusileidžia dugnas ir jau važiuoja. Suplūdė, jeigu pasismagint, tai čia gali traukti vieną po kito iš tikrųjų žuvytę. Dar ne faktas, jeigu pasijaukintum, gal kažkas didesnio netgi ateitų. Taip. Nuskendo ant dugno ir nieks neima. Keista. Kažkas va dešinę meškerę vis galūnę pajudina. Gal užkib, žiūrėkit, dar vis tiek kažkas. O viskas va, ant plūdės jau kimba. Na jau. Tai ką, labas Saulė. Nu, žiūrovai, pasitiksim saulėtekį. Fainiai. Nu ir dabar galėtų visas 3 meškerės užkimba. Įsitraukiam po lyną, suspakuojam ir namo. Gerai laikas per metimą atėjo. Reikia padirbėti. Boiliuko nebėra. Kadangi tirpstantis, kaip ir sakiau, jau jisai bus nutirpęs ir nuskridęs. Gerai. Ruošiamės mėsim. Va, kokį laimikį ištraukiau. Va, kaip matot. Juokas čia jau. Vadinasi eglutė. Nu. Bent kaip sakoma kažkas. Gerai. Dedam boiliukus. Metam toliau. Plūdė valdo šiandien. Kaip bebūtų. Kabink tu, ką tu nori. Dziko 10, 20. Kimbant visko. Žiauriai va šitas smagios tokios plūdės. Labai man patinka jos. 1 gramas dasidedava. 3 jau yra joj pačioj įdėti. Dadedi gramiuką labai gerai meta. Ir itin jautras. O kas liečia dugninės, patampa kažkas. Aišku, nesugeba boilio įveikti. Mažos ešeriukai nekapoja, bet kažko didesnio nesulaukiu. Tai va, dar to
Pažymėsiu plūdę, pažiūrėsiu, kiek čia dabar valandų. Dabar ką tik persimečiau. Pažiūrėsim, kiek mes turim laiko. Gal namo reikia darbą, neprašykčiau 7, tai 8, dar 1,5 turiu. Laikas žuklė, jisai tirpsta tiesiog. Atrodo, tik atvažiavau jau 1,5. O, jau plūdį tempia. Sakau, saplūdė, tai jeigu taip girnai ant plūdės susikoncentravusi, čia ojoj. Prigaudytum šitos smulkmės. Bet yra kas gaudavot. Ir, kaip sakoma, tas smulkė suplūdyti, ko ne, pasikėpimui ar tiesiog laiko praleidimui, tai irgi labai smagu. O. Raudelkos 5 metruose. Dar sako, negiliai šita žuvis gyvena. Jo. 5 metrai. Pilna jos čia. Mes kur tu nori, sakau. Ar giliau, ar arčiau. Neįsivaizduoja. Nikaip čia kitaip. Ant dugninių nežinau, užmeti, vat, patampo kažkas. Pelėtis turbūt sukapoja. Ir viskas. Ir nenori. Yra kaip yra. Slieka tai net nekabina. Slieka dar aktyviau ima. Dzika kažkaip prasčiau. Slieka iš vis tik užmetė, tai taip duoda. Eina savo. Kalai. Oho. Nu, suplūdė, tai sportuojam. Gaila nieko didesnio. Kala juodai. Sakau, reikėjo kokią, nežinau, kukurūzą nusipirkti. Kažkaip suplūdė, galvau, užmėsi ant slieko. Tegu būna savo. O čia pasirodo, kad be šansų ramiai, kad pabautų. Skęstančią jau kalą. Ką kalbėti, kad tik kažkas ant dugno pabūt, tik užmeti, kad niurkt. Laikas bėga greitai. Turim 7:30. Lygiai valandėlė liko. Atrodo, va ką tik atvažiavau. Nu, gamtoj tai labai greitai. Kas įdomu, o kur esu užmetęs, burbuliukai kyla, parausimai vyksta visose vietose, nes į tašką varau vienoj vietoj, kitoj. Tai juda kažkas, bet patampo ir tiek. O dugninė šiandien kol kas tyli. Toli matau burbulai irgi eina. Galvoju vieną gal švystelt ant tolimo. Nu, kažkoks judesys yra, bet vat ant mano kabliuką kol kas dar neužkybo. Nu, nežinau. Kas plūdė, tai matėt. Duoda, ojei. Tik kas metimas, tai tik spėk mes, tik meti ir kimba. Tai labai gerai. Tai labai gerai. Nu ir kaip ir, reiks bandyt gal pasišerinėt. Kokias 3-4 dienas ir ateis gal tas žuvis. Štai panavarą atvariau, sakau, reikia pabandyti. Gal įsirinksiu kokį kitą ežerą, reikia įsirinkti kokią, kur kalniukas. Porą vietų tokių įdomesnių, kad kokia žolytė būtų iki 2 metrai 3,
kur lyno ateit, atsivežt pombą iš vakaro, šert kokią žirnę 2 kilogramus ir rytais pasėdėt, vakarais žirnę ir rytais pasėdėt. Dar iš ryto kokią paspambytę, kas liečia pombą, tai vat matot ekrano gale, tai tokia raketa vadinama, kaip kiti vadina, priberi ją maisto ir meti su meškerė, specialią meškerę turiu pasidaręs. Reiks gal tikrai išsivirt žirnių ir pabandyt pasišert. Dar va persimetu. Šiaip per metimus dariau kas 15 minučių. Dirbau stabiliai. Ir vis kažkas patampa arba kažko rimtesnio ir neužkybo. Kol kas. Įsidėtum visą dieną, manau vis tiek, ar vakare, ar kažkada prisišauktum, vis tiek mėtytum, jaukintum, ateitų ta žuvis, bet kadangi neturiu visos dienos, tai teks pasitenkinti tuos, kas yra. Gerai, laukiam dar. Turim įdomų kibimą ant plūdės. Šlėta skenda ir nuskenda. Eik, nepakirtau. Negi paskubėjau taip gražiai. Ir nunėrė. Eina savo. Dzikai tik sakapauti. Reikia dar mesti. Kiekgi kilogramas pelėčių į pabaigą. Patiko man šitos pelėtės. Labai patiko, kad tas 30 sekundžių jos įmirko tiek, kiek reikia, nepermirko, neištežo. Ir va dabar kiek dėžutė jos yra, po truputį elė per tas 3,5 valandos, biškį džiūsta. Tai jeigu, kaip pavyzdys, biškį jau per sausas pasidaro, manau, papurškus šiek tiek tiesiog vandenio ir dėžutėj pakračius, vėlgi viskas būtų puikiai su jom. Geras. Labai pelėtės geras. Nes kas pelėtėm gaudo, manau, žinot, kad jeigu jas perdrėkinsi negerai, nedadrėkinsi vėl negerai. Tai vat. Reikia tą aukso viduriuką atrasti, o su šiomis lygiai 30 sekundžių. Nieko išradinėt nereikia, viskas jau išrasta. Taip, kad nusipirkus pasiruošit, tikrai visi pasiruošit. Nebus, kad ten nesigauna ar dar kažką. Tik būtinai nusipirkit tokią dėžutę, sakau. Žiauriai patogu, įsipylė vandenį, mirkt, įsitraukiai, čia vandenį napylė, čia susidėjai, viskas. Persipėliai ir tu esi pasiruošęs žūklei. Tai va, paskutiniai permetimai ir jeigu ne, tai ne, ką darysi. Laukiu, dar vis tikiuosi. Sindėlį išsiplaunam, susitvarkom ir būsim pasiruošę kitai žūklei. Išsivalom, išsisausinam ir bus gerai. Dar yra pelėčių stambesnės frakcijos. Reiks gal kitą kartą pabandyti stambesnės frakcijos. Dėlę aišku galima prisitaikyti gal ir savo kokį, bet ir verta,
Kai va, pavyzdžiui, yra toks, nieko iš čia daug nekainuoja. Drenan firmas. Ir tikrai patogus, tas kilogramas čia puikiai telpa. Čia labai gerai. Viskas pragalvota, viskas sugalvota, tai aš manau, išradinėti dviračio nereikia, kad įsigijot. Toks komplekčiukas, ledas. Man tai labai patiko. Dėžutė šita. O žiūrėkit, kaip pelėčikės dirba. Įdėjau galką, pažiūrėt, kas daras. Išsiskleidė. Plum. Keletą pakylo. O viskas ant dugno nusėdė. Dar vieną plūdę atsinešiau. Pabandyt. 12 gramų. Tolimo užmetimo skaitosi. Čia tai reikia tik tai gramų. Ir gali dar reguliuoti jos aukštį. Gali pasidaryti, kad 0,2 gramiuką. Žiauriai įdomias plūdė. Pažiūrėkit, gramus išdėtas. Čia karšiai turėtų būti gerai. Iš toli matysis, gerai mesis. Ir ešeriai turėtų būti gerai ant mailiuko. Tiesiog pabandyti. Atsinešiau pažiūrėti, kas kaip ką. Nu, ir matot tą pačią meškerę. Galit pasidaryti ir lynui, ir va kitą plūdę. Galit pasidaryti ir karšiui, kam tik tai patinka. Gerai, plūdelę reikia rinktis. Kaip sakoma, po truputėlį reikia rinktis. Šiniauks dar pradėjo, dar lietaus ateis. Bus cirko. Va, viskas tvarkingai, gražiai. Jūsų plūdė surinkta. Lauks kitų žaklių. Plūdė šiandien daug kibimų. Tai gaila, kad žuvis nedidelė. Kur mūsų žiedėlių apsauga. Apsaugokime žiedelius. Liuks. Plūdės dar žiūrėkit susistuma, išsiarda ir susidedat. Viskas tilpa į dėžutės. Žvejybos visada nuplaunam tiltelį, kad būtų tvarkingas ir švaros. Kibiriukas. Toks labai daiktas tas kibiriukas. Ir viskas, kas buvo, kaip sakoma, žemių ar šiukšlyčių ar jauko kažkokio, subėgo į vandenį ir suvalgė žuvytės. Žvejyba baigta, viskas susidėjau, lėkiu į darbus. Jums ačiū už dėmesį, ačiū, kad buvot kartu. Kaip matot, keletą kibimų buvo, patampimų buvo. Ant plūdės jo, rankas visos, suprantat, žuvotas, kaip sakoma. Ten tai kas metimas kibimas, su dugninė. Gaila šį kartą nepavyko suvilioti. Tai dar kartą ačiū, kad buvot kartu. Visiems, kam patiko video, kam patiko informacija. Ta informacija, kaip sakoma, pateikta vis tiek yra
labai gera, viskas tvarkingai, tiesiog, kad nepavyko pagauti žuvies. Tad uždėkite laiką, parašykit komentarą, užsiprenumeruokit kanalą, dalyvaukite konkurse ir laukite sekančių video, kuriuose bus ištrauktas konkurso nugalėtojas, bei bus vėlgi kažkokia įdomi nauja žuklė. Sakau, bandysiu vis tiek, ar karšių, ar dar kažko, bandysiu. Tiesiog, kad to laiko vis mažoka. Dabar tai 3 valandom, tik 4 ištrūksti, kiek galiu, tiek vis tiek žvejoju. Čiau, šaika.